Sausio 14 pagal Vedų astrologiją Saulė pereina į Ožiaragio ženklą ir pradeda savo šiaurinį kelią, kuris vadinasi Uttarayana. Ši diena yra itin palanki ir vadinama Makara Sankranti. Ir Indijoj tuo metu vyksta didžiulis dvasinis festivalis, tokiu pavadinimu kaip Ganga Sagara Mela. O ši diena prilyginama Brahma muhurtai, tai reiškia ypatingam laikui, kai lengviausia gauti dvasinius palaiminimus, vidinę jėgą ir energiją. Ir sakoma, kad šią dieną, būtent mums, visas vanduo tampa Gangos vandeniu, tai reiškia šventų vandeniu. Ir nesvarbu, kur jis bebūtų, tai reiškia, kad net paprasta vonia namuose tampa šventų vandens šaltiniu. Tai todėl labai palanku tą dieną atlikti rytinės maudynės, pradėti dieną su tyra intencija, melstis, medituoti, kartuoti mantras, atleisti, paleisti senas nuoskaudas, ir nusistatyti naują gyvenimo kryptį naujiems tikslams, aukoti, padėti kitiems, valgyti tą dieną irgi paprastą, švarų, šventintą maistą. Ir tai lyg lūžio taškas, tai reiškia nuo tamsos į šviesą, nuo vidinės žiemos į augimą. Taigi, tegul ši diena atneša jums aiškumą, ramybę ir naują vidinę saulę. Būkit laimingi.